Kai manęs paklausė žmogus, ar galima pradėti taupyti nuo minimalios įmokos, aš visą laiką atsakau taip. Jūsų pasirinkimas, kiek jūs norite sutaupyti per 10 metų ar 15. Tai jeigu jūsų tikslas sutaupyti bent kažką, tai aš jums rekomenduoju atsidėti bent vieną butelį vandens. Vienas butelis vandens vidutiniškai kainuoja 1 euras. Tai yra 1 euras per dieną, per mėnesį gaunasi 30 eurų. Ir per 10 metų jūs sukaupsite nei mažą, nei labai didelę pinigų sumą. Jeigu jūs atsidėsite kavos puodelį per dieną ir tai darysite kiekvieną mielą dieną, jūs per mėnesį kažkur atsidėsite nuo 60 iki 90 eurų mėnesinės įmokos. Tai yra jau tikrai nemaža pinigų suma per 10 metų. Tai jūsų teisė pasirinkti, ar jūs norite atsidėti 1 eurą per dieną, ar jūs norite atsidėti kavos puodelį kiekvieną dieną. Ir tada po 10 metų padėkoti savo ir iš tikrųjų turėti sukauptą nemenką pinigų sumą, už kurią jūs galite įsigyti savo svajonių būstą. Taip, jūs galite tą pinigų sumą investuoti į savo būsto pradinį įnašą, įdėti, prisidėti. Taip pat jūs galite įsigyti galbūt svajonių kelionę, nes tie pinigai, kuriuos jūs dedat pas mus, jie nepasibaigia tik tai tą įmoką, kurią jūs dedat. Juk jūsų pinigai dirba su palūkanom. O palūkanos yra tikrai labai didelės. Ir per ilgą laikotarpį jūs ne tiesiog atsidedat, o jūs uždirbate iš to, ką jūs atsidedat. Tai aš kiekvienai moteriai ir kiekvienam vyrui ir kiekvienai šeimai palinkėčiau šio kaupimo, nes aš pati tą darau jau realiai 12 metų.